Tai svajonė mano su vyru pirmiausia buvo susilaukti vaikų. Ir mes tai bandėm, keliavom, turėjom savo kelius. 11 metų tradicinės medicinos keliu ėjom, bet rezultatų nebuvo. Mano istoriją daug kas esat girdėję. 5 inseminacijos, dirbtiniai apvaisinimai. Ir galutinis rezultatas tiek bagažas įvairių ligų, kurios prisikaupė man bevartojant hormoninius vaistus, atliekant įvairias operacijas. Endometriozės jos didėjo, operuodavau kas 3 mėnesius. Žodžiu, visko buvo daug. Aš nekalbu, žmonės dabar grįžta iš dirbtinio apvaisinimo klinikų ir sako, tu įsivaizduoji, ten nėra psichologo. Aš po 1 mėnesio susirgau mėnesinę, manęs niekas nepalaiko. Aš nežinau, kaip man gyventi toliau, kur rasti stiprybės. Ir kada šeimos jungiasi čia, jos turi tą palaikymą, jos turi tą bendrystę. Mes turim žmonių, kuriem pavyko. Jungis pavyks ir tau. Niekada nepaliekam. Manęs niekas niekada nepaliko. Visada kalbėjo, visada stiprino, ypač pradžių, kada mes nežinom, kaip veiks produktai. Aš nekalbu šiandien apie produktą Super 10, kuris iškart išvalo uogas, kuris veikia zilionkės arba dar kažką. Apie Aliošiaus gėliuką, kuris yra stebuklingas ir užgydo žaizdas. Aš kalbu apie didžiausius skaudulius, ką mes turim savo gyvenimuose. Apie viltį keičiantį žmonių gyvenimą. Apie 16-metę, kuriai buvo galvos onkologija 3 stadija ir gydytojai atsisakė gydyti toliau, nes kraujo tyrimai tiesiog nebeleido daryti daugiau gydymo tęsti. Kada mama skambina 10:30 ir sako, atvažiuok, rytoj darykim kažką, aš nežinau, kaip padėti, mano vaikas nebelipa iš lovos. Ir tu supranti, iš tikrųjų mes melatininkai turbūt turim tą misiją, turim padėti žmonėm. Ir kada tau kažkas padeda, tu padedi. Ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, tai yra labai daug tokių mažų istorijėlių, ar ne? Kažkoks ten D vitamino, akis nusilpusios, tai čia toks atrodo nieko. Iš +3 vaikų 7 metų pernai prieš mokyklą tikrinos 3,5 buvo. Šiemet eina tikrintis vienetukai. Tai aš kaip sakau, čia nebe istorijos, čia viskas jau ir taip aišku. Įsivaizduojate? O čia slaugos, žinai, daviau česnako ir nepraeina slauga. Turbūt jūsų produktai neveikia. Rimtai? Tai vėlgi, ar ne, mes kaip konsultantai nežinom, ką mes turim ir jau turbūt 1 dieną, kai Stevenas kalbėjo, man jisai giliai irgi palietė tos dalykus, kokius produktus mes turim. Ir praėję metai mūsų šeimai buvo iššūkiai ir kartais turbūt, kaip jūs abejoja produktais, gauni išbandymų. Ir vyro trauma, 12 siūlių veide, matėt kažkas Kaune. Tiesiog yra labai daug istorijų ir jų visas perpasakot jums šiandien tai per 10-15 minučių neįmanoma, bet aš tik tai noriu jums perduoti žinutę, kad jie veikia. Šiandien mes su vyru auginam 2 vaikus ir galvoju, kaip apsisaugot. Čia žinutė tiem, kurie praradė viltį. Tai mūsų komandoje kiek yra žmonių. Girdėjom vakar pasaulio dalinosi, kad mes tiesiog vieni kitiem ir šiandien pusryčiaujant sako, aš irgi pažįstu šeimą, galėtumėt padėti pakonsultuoti. Tai taip, mes ir esam toj bendruomeniai, nes man nereikia sirgti visom ligom, žinau, kad Reda mane įkvėpė apie kokteilius, dar kažkas apie kažką, mes vieni kitiem padedam, nes mes esam ta bendruomenė ir ta bendrystė, kuri augina ir kuri suteikia sparnus. Ir aš kaip galvoju, tai yra produktai keičianti žmonių gyvenimus. Ir aš noriu, kad ateitum po kitą mikrofoną. Aš turiu porą žmonių laiškų. Vienas iš to laiškų yra mano vaikai. Žinau, kad aš stotų ten žmonių. Istorija, kaip sako, pas mumis ateina žmonių. Dievas neturi kitų rankų. Jisai turi tik tai mūsų rankas ir
moteris, kuri atėjo. Jūs sakykit, jeigu jums gerai, tai gerai, nes o žmonės iš to. Partneris, kuris visada šalia. Tai ne tik melai. Žodžiu, tai gerai. Sakė tu pati. Viskas gerai. Viskas gerai, važiuoju. Kaip nors. Gerai, žodžiu taip, istorija viena yra tokia. Aš čia pasirašiau, bet aš nežinau, ar aš vis tiek skaitysiu, nes dažnai būna aš pasirašiu, aš pradedu skaityti, paskui pametu ir nebežinau kur ir tada vėl gaunasi. Istorija. Moteris atėjo prižiūrėti mano mažosios dukters kaip auklė, kadangi man reikia važiuoti renginius ir aš dar kažko nežinau. Žinot, kaip sako, važiuoju renginius, ką tu ten apie tos produktus klausysi, viską jau taip aišku. Vakar buvau ir praeitą trečiadienį ten, kas ten naujo. Bet mes važiuojam ir iš tikrųjų vėl tos naujos istorijos, patirtis ir turbūt į stovyklą atvažiavo tie, kurie esate buvę ne vienais metais ir šiais metais naujos istorijos. Tai istorija vienos mamos. Taip. Istorija tokia. Kaip dabar pamenu, nuolat vaikai sirgo. Vyras buvo užsienyje, vienai buvo gyventi labai sunku. Mama gyveno Šiauliuose, o aš Mažykiuose. Viskas atsitiko, kai mano sūnui 2,5 metų, aš tiesiog paminėsiu, nes jis parašė, po skiepo. Stipriai sutino koją, savaitę sunkiai vaikas vaikščiojo, o po to prasidėjo linksmybės. Dingo visi žodžiai, kuriuos jis mokėjo. Pasidarė hiperaktyvus, nervingas, nereagavo į mano paliepimus. Žodžiu, pradėjo gyventi savo pasaulyje. O tada dar kelionės pas specialistus. Nustatytas lengvas autizmas, elgesio, emocijų sutrikimai, dėmesio sutrikimai. Pradėjus lankyti darželį, sūnus nuolat sunkiai sirgdavo. Nuolatiniai plaučių uždegimai, dasidėjo astma, alergijos. Pradedant gydyti astmą ir kitas ligas, vaikui pradėjo stipriai augti svoris nuo hormoninių vaistų. Tu turbūt nepatikėsi, iki 10 kg per mėnesį, nors vaikas nieko nemėgdavo valgyti. Mano vaikas buvo nurašytas sistemos ir, kaip sakė, nesvarbu, kokį darželiais ar mokyklą lankys, jis vis tiek nesugebės normaliai mokytis ir neadaptuosis prie aplinkos. Žodžiu, mama rašo, kad gyveno nuolatinėse baimėse, nepasitikėjime, santykiai su vyru tik prastėjo, nes iš tikrųjų mama turėjo didelį iššūkį, nes augino 2 berniukus. Čia buvo vyresniajam sūnui. Dalinuosi tau taip, kad buvau praradusi džiaugsmą, ramybę. Neolife naujas gyvenimas, kuris prasidėjo, kai susipažinau su tavim ir Neolife produktais. Kai pradėjom vartoti, pasijutom kaip žmogus gavęs deguonies kaukę. Žinai, aš labai bijojau įsileisti tave su tais produktais į savo gyvenimą, nes buvau praradus viltį. Bet tu nuolat mane palaikėjai ir tikėjai, kad mūsų gyvenimas gali pasikeisti. Tu privertei mane prabusti, nepasiduoti, nors mūsų visai nepažinojai. Su Neolife, berniuko vardas parašytas, nenoriu sakyti, nes jeigu kartais išeis, pasikeitė mano vaiko gyvenimo 180 laipsnių kampu. Galim sakyti, kad tu padovanojai jam naują gyvenimą, o man padėjai išgelbėti mano vaiką. Šiandien mano sūnui, kas yra Neolife, tai visos išnykusios diagnozės, nes mes su Neolife jau 5 metai. Ir žinai, šiais metais 5. klasę jis baigė pagyrimo raštu, 9-tukais, 10-tukais. Nepraleidęs nė vienos pamokos. Ačiū, kad buvai ir esi šalia. Čia mama žinutė. Žinot, praėjusią dieną važiavau į tokį mokytojų kolektyvą, ten viena mokytoja išeina pensiją ir išvyksta į kitą miestą gyventi, ir jos kolegė iš jos pirkdavo tos produktus ir sako, aš noriu registruotis, tiesiog ką čia man daryti.
Sakau, gerai. Jis sako, žinot, šitie produktai išgelbėjo mano vyro gyvenimą ir jinai pradėjo pasakoti. Ir sako, mano vyras yra turgininkas ir šalia prekiauja moteris kitais produktais. Ir bando ją kviesti į tą kitą kompaniją. Sako, tu kaip gerai kalbi, aš tave norėčiau čia savo komandų prisiregistruoti. O jinai ją ir sako, žinai, jeigu aš kada nors ir kalbėsiu, tai kalbėsiu tik apie Neolife produktus. Ir kad Algis paprašė pasidalinti apie produktus, kurie veikia, jūs man pasakykit, kaip mes galim nesidalinti. Kaip mes galim nesidalinti, nes iš tikrųjų kiekvieno iš mūsų, aš manau, kad jūs čia sėdit, jūs turit mažiausią savo istoriją. Kažkas sunkiai užmigdavo, kažkam koją patraukdavo, ar netrodo tokios smulkmenos. Bet šiandien turbūt tos istorijos, tos, kurios mane drebina, ir jeigu kažkada ištinka kažkokie ar ne, kažkokios situacijos ir liktai trumpam gal prarandam tą tokį pasitikėjimą, gal žmonės mūsų negauna kartais to norimo rezultato taip greitai, tai turbūt čia žinutė, kad tikrai jie veikia, bet produktams reikia laiko. Su to pačiu nevaisingumu, ar ne, mums prireikia nepilnai pusės metų, kitiem 2 mėnesių, kitiem 3 mėnesių, kitiem 1,5 metų. Tai vat vėlgi, kaip ir Eglė sakė, yra labai, mes turime išsiaiškinti, tiesiog situacijas. Ir aš labai džiaugiuosi, bet atrodo, tie vyrai su mumis važiuoja ir šiandien džiaugiuosi, kad yra vyrų, paplokim jiem. Tai jie ne tik kaip talismanai, kaip Nerijus sakė, bet jie kartais nuo karto ir pasidalina. Ir iš tikrųjų, istorija, kurią noriu pasidalinti, tai tiesiog vyras eidamas į pamainą pasidalino su savo bendradarbiu, kad tiesiog yra tokie produktai. Situacija žmogus irgi buvo pakankamai sudėtinga, pradėjo statyti namą, reikia pinigų, išvyko į užsienį. Užsienį bebūnant liktai pinigų atsiranda, bet pradeda irti šeimą, tada namą kažkaip reikia pabaigti, bet nėra kam gyventi tame name. Ir va tiesiog tokia situacija, žmogus grįžta į Lietuvą, kaip jisai sako, aš toks jausmas, kad grįžau prisibaigti, nors jam tuo metu buvo 43 metai. Tai aš noriu savo kalbą pabaigti jo žinute ir bus mano paskutinis žodis. Jisai man iš tikrųjų vakar žinokit atsiuntė tą žinutę, nes kažkaip galvoju, man reikia vyriškos tokios energijos, kad ne tik moterim reikia produktai, bet ir vyram. Tai jo žinutė jums. Prieš atrandant Neolife produktus, visų pirma, mane kamavo panikos atakos, didžiulė baimė, nežinia. Bemiegės naktis, atsibudimas naktimis, turbūt po kokį 20 kartų. Išpiltas prakaito, košmarai kiekvieną naktį, depresija. Viskam apatija. Niekas nebekėlė džiaugsmo. Be psichologinių problemų, šalia koja kojon žengia fizinės problemos. Svorio kritimas nuo 92 iki 74 kg vienu momentu, įvairios virškinimo problemos, energijos trūkumas, įvairūs ir migruojantis skausmai po visą kūną. Priežasčių ieškota. Gydytojų aplankyta, per metus laiko turbūt nežinau kiek specialistų, bet rezultato jokio. Neolife produktų atradimas pakeitė mano gyvenimą kardinaliai. Beje, patikėjau jų veiksmingumu jau nuo pirmų dienų. Pradžioje džiaugsmas, kad atsirado kažkas, kas padės man gyventi. Vartojant pats pirmas pastebėjimas, kad po truputį pradėjo grįžti energija. Pradėjo gerėti maisto virškinimo sistema. Atsirado pozityvių minčių. Traukėsi naktiniai košmarai ir nerimo atakos, ko pasekoje ir fiziškai pradėjau geriau jaustis. Neolife su manimi kartu ir šiandien. Ne tik patys produktai, kurių iki šiol vartoju, bet ir žmonės, kuriuos aš sutikau ir kurie padėjo pasijausti geriau sunkiu gyvenimo momentu. Niekada netikėjau, kad svetimi žmonės gali tiek stengtis dėl kito žmogaus. Turbūt tai jau įgimta kiekvienam Neolife nariui. Šiandien Neolife man tai ramstis, į kurį aš galiu atsiremti, bet kada, kai tik reikės. Pats Neolife pavadinimas, gal tik pavadinimas, bet žmonės, kurie neša šitą pavadinimą, štai yra didžiausia vertybė.